elektroninio pašto kliento Outlook Express konfigūravimas. Vienas iš populiariausių elektroninio pašto klientų yra Outlook Express. Jis yra visose Windows XP operacinėse sistemose. Taip, Outlook Express rekomenduotina konfigūruoti tokiu būdu. Pirmiausia, sukurti sąskaitas. File, Identities, Add New Identity. Ir įvedam sąskaitos pavadinimą, pažymim, kad naudosim slaptažodį ir įvedam slaptažodį. Spaudžiam OK. OK ir persijungiam šią sąskaitą. Taip, dabar konfigūruojam elektroninį paštą. Čia rašosi vardas ir pavardė arba tas tekstas, kurį matys gavėjai. Čia pilnas elektroninio pašto adresas. Čia nurodomas serverio adresas. Šiuo atveju serverio, kuriame yra instaliuotas elektroninio pašto serveris, adresas yra 15.101. Tiek gaunančio, tiek ir gaunamų, tiek ir išeinamų laiškų pašto serverio adresas yra toksai pat šiuo atveju. Taip. Sąskaita yra su pilnu vardu ir pilnu vardu ir plėtiniu ir slaptažodis. Taip, spaudžiam Next, Finish. Taip, galima sukurti, kaip galima konfigūruoti sukurtą elektroninio pašto sąskaitą. Tools, Accounts, Mail, sukurta sąskaita, Properties. Advanced. Advanced laukelėje galima nustatyti, kiek laiko laikys serveryje žinutės. Kiek laiko bus laikoma žinutės serveryje. Arba tam tikrą laikotarpį, arba tik ištrydos iš šiukšlinės. Nes priešingų atveju tik prisijungus vartotojui per pašto programą visi laiškai bus atsiunčiami į kompiuterį ir elektroninio pašto serveryje nebebus laiškų kopijos saugomos. Sukurkim dar vieną paštą. Accounts, Mail, Add Mail. Taip. Bukelis, Donatas. Taip, jo elektroninio pašto adresas yra bukelis.lt. Serverio adresai tokie pat. Taip, bukelis.lt ir slaptažodis. Taip. Jam lygiai taip pat galima nustatyti tas pačias laiškų saugojimo pareigtis. Kad tik tai tada, kada bus ištrintos iš ištrintų bylų. Taip, dabar inboxe sukurkim naują katalogą. Taip, Donatas ir katalogą Bukelis. Ir sukursim pašto taisyklės, laiškus, kurie bus siunčiami Donatui, automatiškai perkels į katalogą Donatas, o kurie bus siunčiami Bukeliui, bus perkelta į Bukelis. Taip, Message, tai yra Tools, Message Rules, Mail. Taip. Kuriam taisyklę, kurios pavadinimas perkelti į Donatas katalogą. Taip. Žymim sąlygą, kada kam buvo siunčiama. Specified people nurodom Donatas bukelis.lt. Add, OK. Ir ką reikia padaryti? Move to specified folder. Perkelti į katalogą Donatas. OK. Nauja taisyklė. Perkelimas į Bukelis katalogą. Taip. Žymim tą patį. Vėzė line 2. Contains people. Bukelis.lt. Add, OK, move to folder Bukelis. OK. Taisyklė sukurta. Sukurkim taisyklę, kuri filtruotų spamą. Tarkim, kada temoje yra aptinkami žodžiai. Akcija, pigu, nuolaida. Taip. Add, OK. Ir tiesiog ištrinti.
Taip, taisyklis vadinimas trina pagal temą. Taip. Lygiai taip pat galim sukurti taisyklę, kuri ieškotų turinyje. Pasiūlymas reklama. Add, OK, delete. Trinama tekste. Taip. OK, tai tokios pavyzdinės taisyklės.